Labą dieną visiems. Ačiū, kad skyrėte šiandien laiko. Ir šiandien norėtumėm truputėlį pasišnekėti apie skolas ir skolų valdymą. Webinaro metu šiandien turime svečiuose Ritą Stakionę, kuri pristatys e-skolas ir pačią platformą ir kaip jos yra valdomos, kaip sprendimą. Ir šiandienos iš tikrųjų pats turinys, tai Rita pristatys įsiskolinimo tendencijas, rinkos tendencijas, pristatys e-skolų LT skolų valdymo platformą. Aš iš savo pusės papasakosiu apie Rivilė Gamą, patį integravimo sprendimą ir pabaigoje turėsime klausimus atsakymus. Tai jeigu turite kažkokių klausimų eigoje, tai drąsiai rašykite klausimus, mes juos aptarsime pristatymo pabaigoje. Tai dalis jūsų iš registracijų matome, kad esate taip maždaug 50% yra atėję iš Legal Balance, iš e-skolų portalo, tai gal ne visi ir susipažinę su Rivilė Gama sistema, todėl šiandien truputėlį taip paprasčiau į šitą vietą prasibėgsim, tiesiog parodysim trumpai, pristatysim, labai giliai tikrai nelysim. Tai, kas nežino, tai Rivilė Gama sistema, tai yra verslo valdymo sistema, daug metų gyvuojanti, kas trečia Lietuvos įmonė dirba su šia sistema. Tai yra ir verslo valdymo, jeigu kalbėti apie procesus, ir buhalterinė sistema, viskas viename. Taip pat papildomai turime webinių sprendimų. Tai jeigu verslo valdymo sistema Rivilė Gama yra desktopinė aplikacija, kuri sukasi kažkur pas kompiuterį, pas klientą kompiuteryje, kaip programa, mes turime galimybę ir pajungti papildomus internetinius sprendimus. Tai kaip pavyzdys M-skanas mūsų, kuris skirtas atrinkimam prekių, skanavimam per dėlinuką ir panašiai. Turime M-Gama sistemą, kuri yra skirta, kuri yra darbuotojo savitarnos portalas, kurioje gali pasižiūrėti darbuotojas prisijungęs savo atostogas, pateikti atostogų prašymus ir panašiai. Taip, ir kita dalis turime apie galimybę trečiom šalim integruoti su mūsų sistema, pasiekti duomenis, tai yra tiek įkelti, tiek koreguoti, tiek nuskaityti duomenis. Ir tam tikrais atvejais, kai kalbame apie specializuotus sprendimus, tai tie specializuoti sprendimai jungiasi būtent per mūsų API ir pasiekia tos duomenys, kurių reikia. Jeigu taip kalbėti apie Rivilę Gamą, tai iš tikrųjų mes padengiam tikrai platų spektrą įvairių poreikių, tai ir CRM, ir dokumentų valdymo sistemos ir panašiai, bet aišku, kai yra specializuotas sprendimas, jis bet kuriuo atveju bus kažko pranašesnis ir geresnis. Tai vat su tais specializuotais sprendimais mes einame tuo keliu, kad darome integracijas ir bendradarbiaujame. Tai jeigu kalbėti iš Rivilė Gamos perspektyvos, tai kadangi tai yra verslo valdymo ir buhalterinė sistema, atitinkamai ten yra visi pagrindiniai buhalteriniai duomenys. Ir ten mes turime pačias sąskaitas faktūras su mokėjimo terminais, tai iš to galime matyti mokėjimo grafikus ir panašiai. Ir jeigu kalbame apskritai apie skolas ir skolų valdymą, tai turime tokius sprendimus kaip skolų priminimo siuntimą, tai iš klientų informavimo sistemos, kur tiesiog siunčiame laiškus klientams, kurie pradelsė. Tai čia tokia švelni forma priminti, kad būkit malonus, pamiršot, susimokėkit. Klientai dažniausiai naudoja 3 lygių priminimus, tai yra pradžioje primena, antrą kartą jau įspėja, trečias jau būna toks rimtesnis, suformuluotas gražiai laiškas, kad jau turit susimokėti.
Va. Prieš keletą metų mes taip pat darėme pristatymą su Okredo, tai buvo padaryta irgi integracija dėl skolų viešinimo. Tai reiškia, kad jeigu priminimo laiškai neveikia, galime informuoti klientą, kad jo skola bus paviešinta. Ir tai gali turėti įtakos, tarkim, kreditingumo reitingui. Ir jau kai tai nebepadeda, kraštutinis variantas tai yra iš skolos išieškojimas. Tai jau čia reikia profesionalios teisininkų pagalbos, reikia tos duomenys atiduoti skolų išieškojimo biurui. Ir šioje vietoje, šiandien, kaip minėjau, pasikvietėm į svečius Ritą Stakionę, kuri pristatys pačią rinkos tendenciją, kaip tos skolos iš tikrųjų atrodė praeitais metais, kaip visas tas vystėsi ir pristatys eSkolos LT platformą, kurioje galima matyti, valdyti skolas ir ši platforma dirba kartu su teisininkais kitoj pusėje. Tai va, tai žodis Ritai. Dėkui. Sveiki, tai kaip ir Marius užsiminė, esu Rita Stakionė, eSkolų vadovė. Tai šiek tiek parodysiu jums statistikos ir apžvelgsime mūsų pačią platformą. Tai visų pirma apžvalga. Tai 23 metais gruodžio mėnesį gyventojų ir įmonių skolos bendrai pasiekė 712 milijonų eurų. Tai lyginant 3 metus iš eilės, bendras tas skaičius įmonių ir gyventojų augo ir 23 metais jis buvo didžiausias. Kalbant apie 20 metus, tai buvo pandeminiai metai, kai ta skola buvo bent jau didesnė negu praeitais metais ir siekia 807 milijonus eurų. Tai čia galite matyti palyginimus būtent apie gyventojų skolą išskyrus su įmonėm. Tai matome pas gyventojus tokią tendenciją, kad skaičiumi auga. Tai nuo 21 metų 154 tūkstančių buvo paaugimas iki 160 tūkstančių. Kas liečia pačią skolos sumą bendrą, tai jinai neturi tokios vienos tendencijos, tai jinai nuo 413 milijonų 23 metais pasiekė 403,5 milijonų eurų. Taip pat dešiniai pusėje galite matyti ir vidutinį skolos palyginimą tarp būtent veiklos sektorių. Tai turbūt nekeista, kad telekomunikacijų bendrovėse ir komunalinėme sektoriuje ta skola vidutinė yra žemesnė. Tai jinai siekia 207 eurus telekomunikacijose, pavyzdžiui. Tai turbūt telekomunikacijos yra ganėtinai nesunku valdyti tą skolos augimą ir jeigu klientas nemoka, tai yra tiesiog atjungiama ir taip suvaldoma tas skolos didėjimas. Tai matome tokį aukščiausią stulpelį ties bankais ir kredito unijom, bet turbūt tai neturėtų stebinti, nes tiesiog ten yra visai kitokio pobūdžio ir paskolos ir paslaugos. Tai kas liečia būtent įmonių skolas, tai čia matome tokią skirtingą tendenciją, nes palyginus 20 metus su 23, tai matome, kad pats skolos dydis milijonais, tai jisai turėjo tendenciją žemėti. Tai nuo 20 metų 415 eurų nukrito iki 309 eurų. Tai čia džiuginanti žinia, bet tuo pačiu bendrai įmonių skaičius, kurios yra skolingos, augo šiek tiek. Tai nuo 21 metų buvo palaipsniui daugėjama jų ir pasiekė 38 tūkstančius skolingų įmonių. Taip pat būtent dėl to, kad pati suma mažėjo, įmonių skaičius didėja, tai matome, kad ir vidutinis vienos įmonės skolos dydis taip pat sumažėjo. Tai realiai nuo 20 metų sumažėjo 700 eurų. Kitas džiuginantis dalykas yra tai, kad įmonių skola sodrai bendrai mažėja. Tai realiai nuo 21 metų ta skola sumažėjo beveik dvigubai, nuo 200 milijonų eurų iki 108 milijonų eurų. Ir pačiu skaičiumi tai nebuvo kažkokių labai didelių skirtumų. 22 metais buvo pasiekę 35 beveik tūkstančius skolingų įmonių, bet 23 gruodį mes turėjome 30 tūkstančių skolingų įmonių.
Tai irgi galime daryti išvadą, galbūt įmonės pradėjo tvarkyti savo finansinės situacijas ir bent jau bendrai žiūrint, kai darbuotojų samdymas vėl atgal grįžta į vėžes, o sodrai skola mažėja tendencingai, galbūt ta pati įmonių situacija šiek tiek ir gerėja. Dabar šiek tiek apie turto areštų tendenciją. Tai iš tikrųjų čia matome šiokį tokį kilimą. Tai būtent rugsėjo pradžioje įmonių suareštuotų turtų buvo 4% daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir 3% daugiau nei turėjome rugpjūtį. Bet kitas dalykas, kad pati suma jinai nesikeitė ir buvo 285 milijonai eurų. Kitas dalykas tai apie sektorius, kuriuose padaugėjo įmonių su turto areštais. Tai čia pirmauja statybos sektorius ir NT operacijų įmonės. Tai turbūt šitas dalykas nėra, kad labai stebintų. Trečioje vietoje yra su 12% augimu meninės, pramoginės ar poilsio sričių įmonės ir su 8% pramoninės. Kalbant apie bankrotus, tai čia yra šiek tiek labiau džiuginanti tendencija. Tai būtent 23 metų trečiam ketvirtyje buvo paskelbta 217 bankrutuojančių įmonių ir džiugu tai, kad tai buvo 20% mažiau nei antrąjį 23 metų ketvirtį ir 16% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Kitas geras dalykas, kad įmonės suskubo gerinti savo kredito reitingus ir tą sparčiausiai darė būtent matomos įmonės, tai buvo maitinimo, pramogų, laisvalaikio ir apgyvendinimo įmonės. Kalbant apie pradėtus bankroto procesus, čia taip pat buvo matoma geresnė tendencija, nes lyginant 23 metų pirmus 3 ketvirčius, tų procesų buvo pradėta 16% mažiau, kas skaičiais yra būtent 767 bankroto procesai per tuos 3 pirmus ketvirčius. Ir šalia mato diagramą, kur parodyta bankroto procesai pagal ekonominę veiklą. Tai čia irgi išsiskiria statybos, kaip ir prieš tai minėjau, ir taip pat yra didmeninė ir mažmeninė prekyba. Tuo pačiu transportas, saugojimas, apgyvendinimas ir apdirbamoji gamyba tai pasiskirstė ganėtinai po lygiai. Tai čia taip pat galite matyti įmonių sritis, kurios patenka į aukščiausiai ir aukštai bankroto rizikos klases. Tai gal visų aš jų nevardinsiu, bet pirmoje vietoje taip rizikingiausiai atrodo būtent maisto ir gėrimų gamintojų įmonės, į kurias patenka 18%. 18% patenka į šią klasę, turiu omeny. Ir rizikuoja vėluoti atsiskaityti 26%. Tai šiame sąraše galite matyti ir metalo pramonės bendrovės, buitinių prekių įrangų gamintojus ir kitus. Tai kita tokia nelabai džiuginanti statistika yra, kad net 65% įmonių susiduria su vėluojančiais partnerių mokėjimais. Tai čia bloga žinia, bet gera žinia ta, kad mes galim padėti jums su tomis skolomis. Tai 39% įmonių teigia, kad būtent partneriai vėluoja mokėti dėl geopolitinės ir ekonominės situacijos, o 29% nurodo, kad klientams jau buvo pradėtas bankroto procesas. Tai būtent dažniausiai su nemokėjais klientais susiduria vidutinio dydžio įmonės. Tai kokiegi tie ženklai rodo, kad galimai jūs negausite tų savo pinigų. Tai tokie kaip red flagai pagrindiniai galėtų būti. Tai augantis teisminis procesų skaičius ir skola valstybinėms institucijoms. Taip pat kažkaip neįprastai prašo didelių nuolaidų ar ilgesnio atidėjimo. Taip pat klientas gali iš vis nustoti bendrauti su jum. Tai dažnai būna, kad nenustoja, bet labai retai atrašinėja arba net skambina, nekelia telefono ir panašiai. Tai čia tikrai turbūt vienas iš didesnių tokių įspėjimų galėtų būti jums. Taip pat gal pastebite darbuotojų kaitą, tai irgi gali būti, kad asmuo, su kuriuo bendraujate, pasikeičia, tada vėl pasikeičia ir tiesiog bendrai matote tokią tendenciją. Tai aišku, jeigu yra darbuotojų kaita, tai nereiškia, kad būtinai įmonė nesusimokės, bet sudėjus visus niuansus, tai gali būti viena iš priežasčių. Ir taip pat gal pastebite padaugėjusių prastų atsiliepimų apie klientą, tai būtent ar rekvizituose, bet tuo pačiu gal net kažkokį matėt straipsnių viešojoje erdvėje, tai čia irgi galėtų signalizuoti tam tikrus dalykus.
Tai patarimai, kaip galima padėti tuos pamatus, kad susigrąžintumėt skolą, tai būtų svarbiausias dalykas tai apsibriežti terminus. Tai turi būti padaryta ne žodžiu, bet dokumentuose. Kitas dalykas, kad nebūtina laukti paskutinės mokėjimo dienos, tai galima priminti apie mokėjimą ir likus savaitį ar dviems, priklausomai aišku ir kokia ta suma yra skolos. Kitas dalykas, tai komunikuokite būtinai raštu, tai reiškia, kad elektroniniais laiškais. Tokiu atveju turėsite rašytinius įrodymus ir tai tikrai padės norint skolą išieškoti. Taip pat įsivertinkite ir viešai prieinamą informaciją apie skolininko finansinę padėtį ir žinoma, jeigu jau niekaip nepavyksta susitarti ir atgauti pinigų, kreipkitės išieškojimo įmonės. Tai iš esmės čia dar vis turbūt būna tabu kažkoks kreiptis išieškojimo įmonės, nes gal, nežinau, kažkokia nepaaiškinama gėda ir panašiai, bet gal labiau tarp fizinių šitas galioja, bet yra ir tikrai tarp įmonių ir net esu iš vienos įmonės girdėjus, kad sakė, kad nurašo skolas karmai. Tai karmai nurašyti nebūtina, galite tos pinigus atgauti ir mes tikrai galime su to padėti. Tai dabar šiek tiek grįšime prie e-skolų būtent projekto. Tai čia matote du logotipus. Tai mes veikiame Lietuvoje ir Latvijoje. Tai būtent vienas yra skirtas Lietuvai, kitas Latvijai. Bet šiandien daugiau vis tiek kalbėsime apie Lietuvą, nes būtent su Rivilė norim startuoti pirmą Lietuvoje. Paskui kas žino. Tai trumpai apie mus. Tai mūsų projektas priklauso Legal Balance įmoniai. Tai pati Legal Balance įmonė jau dirba daugiau nei 13 metų, tai tikrai yra profesionalai iš šios srities. E-skolos atsirado 2016 metais, tai atsirado poreikis tiesiog padėti labiau fiziniams asmenims, tuo pačiu ir mažesniems bei vidutinėms įmonėms, kurios negeneruoja ten tiek daug tų skolų kaip didesnės įmonės. Tai e-skolos atsirado su pagrindinė šia mintim, bet klientų turime tikrai įvairiausių. Tai taip pat mes buvome pirmoji tokio pobūdžio platforma Baltijos šalyse ir džiugu, kad Lietuvoje mes vis dar esam vieninteliai tokie, kurie turi būtent tokią platformą skoloms valdyti. Tai kaip jau užsiminiau, kad vykdome veiklą tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Tai iš esmės, jeigu turėsite skolininką Latvijoje, yra didelis šansas, kad mes tą skolą duosime išieškoti savo kolegoms Latvijoje, tai jums nieko nekeis, tik tais pagerins šansus atgauti skolą. Tai džiugu, kad turime kolegos, kurie būtent gali padėti su Latvijos įstatyminiam bazėm ir panašiai. Kitas dalykas, tai turime mobilią programėlę, tai iš tikrųjų irgi vienas inovatyvesnių dalykų. Tai daugiau aš tokių kaip appsų aplamai Lietuvoje tikrai nesu mačius, bet kartu net ir tyrinėjant kitas rinkas, kur mes galėtumėm plėstis, tai šitas dalykas tikrai yra labai pažangus palyginus. Kitas dalykas, tai pas mus yra tikrai patyrusi teisininkų komanda, kuri jums visada pagelbės, atsakys į klausimus ir būtent jie dirbs su skolos išieškojimu. Taip pat mes nuolat dairomės naujų rinkų, tai iš tikrųjų Latvija nėra vienintelė ten, kur mes norime plėstis, bet kartu pastoviai tyriame kitas rinkas ir jeigu viskas vyks taip, kaip tikimės, tai galbūt per artimiausią pusmetį žengsime ir į kitą rinką. Ir žinoma, automatizuoti sprendimai, tai iš tikrųjų pastoviai gerinam ir tobulinam savo procesus, tai būtent automatizavimas ir optimizavimas mums padeda dirbti greičiau ir kokybiškiau. Šiek tiek, jeigu apie mūsų rezultatus Lietuvoje, tai jie tikrai yra džiuginantis ir šiuo metu mūsų surinktų skolų portfelis siekia daugiau nei 30 milijonų eurų. Per metus mes išieškome daugiau nei 1,5 milijono eurų. Mūsų paslaugomis jau pasitikėjo 15 000 klientų ir dar kas labiau džiugina, kad 30% pas mus grįžta. Tai reiškia, kad mes jiems padėjome, jie buvo patenkinti mūsų procesais ir jie toliau pasitikė mumis. Ir kitas dalykas, tai vidutiniškai mes skolą galime atgauti ir per 3 mėnesius. Kodėl uždėjau žvaigždutę? Tai dėl to, kad tai labai priklauso nuo įvairių dalykų. Tai realiai nuo pačios skolos vėlavimo apmokėti termino, nuo turimų įrodymų ir panašiai. Tai tikrai turime sėkmės istorijų, kur skolą galima atgauti ir per savaitę. Būna aišku, kad ir tai gali užtrukti. Tai
Kitas dalykas, kad mes dirbome tikrai su įvairaus pobūdžio skolomis, kurios kyla iš skirtingų teisinių santykių. Tai čia yra pirkimo pardavimo, paslaugų, rangos, paskolų, darbo teisinių santykių ir žalų. Tai turbūt man vienas toksai labiausiai nustebinusių, kai atėjau ir prisijungiau prie įmonės, tai buvo, kad išieškome darbo užmokestį. Tai iš tikrųjų niekada nepagalvojau, kad jeigu darbdavys tave apgaudinėja ir nemoka pinigų, vėluoja mokėti, tai tu gali tiesiog pasikreipti į išieškojimo įmonę, kurie tau suteiks visą informaciją ir tikrai pagelbės ir jūs tos pinigus tikrai atgausite. Tai kodėl verta rinktis mus, tai dalį paminėjau, bet dar užakcentuoti, tai yra tai, kad nėra jokių išankstinių mokesčių. Tai reiškia, jeigu kol mes tos skolos neišieškom visos ar dalies, jūs nieko nemokate. Taip pat yra individualus darbas su skolomis. Tai reiškia, jūsų skola bus priskirta atskiram teisininkui ir jisai būtent dirbs su ta skola. Taip pat mes vykdome visas išieškojimo stadijas, tai realiai tikrai yra įmonių, kurios apsiriboja tik tais iki teisminių išieškojimų, tuo tarpu mes vykdome ir iki teisminį, ir teisminį, ir priverstinį išieškojimą. Taip pat paslaugas teikia tik teisininkai, tai kaip ir užsiminiau, kad pas mus išieškojimo skyriui dirba tik teisininkai, kurie žino, kaip komunikuoti su skolininkais, kokie yra įstatymai ir ras geriausią sprendimą abiejoms pusėms. Taip pat mes skolas išieškome visame pasaulyje, tai mes esam IOS partneriai, tai iš esmės turite skolininkų Amerikoje, Kinijoje, Danijoje, mes padėsime bet kuriuo atveju. Kaip jau minėjau, jeigu Latvijoje, tai mes dirbsim ir patys, bet skolininko išvažiavimas į užsienį nereiškia, kad ta skola bus neišieškota. Ir manau, vienas svarbesnių dalykų, kad mes sutaupysime jums laiko ir pinigų, o dar svarbiau nervų, tai turbūt visi, kas susidūrė su skolininkais, žino, kad bendravimas su skolininkais tikrai reikalauja stiprių nervų ir dažnai jie dalina pažadus, jų netesi ir galiausiai būna ginčai. Tai mes tikrai šitą pasimsim iš jūsų ir atliksim už jūs. Ir taip pat patogi platforma informacijos sekimui, tai iš esmės viską, ką mes darom ir komunikuojam su skolininku, kreditorius gali matyti mūsų sistemoje prisijungęs, o tuo pačiu ir palikti komentarus. Tai paskui dar parodysiu, kaip atrodo iš tikrųjų ta mūsų platforma. Tai kaip užsiminiau, tai mes išieškome visose stadijose, tai iki teisminis ir priverstinis. Tai šiek tiek dabar apie kiekvieną iš jų, kad suprastumėt, kuo jie skiriasi ir ką mes darome. Tai iš esmės viskas prasideda nuo ikiteisminio skolos išieškojimo. Tai yra užregistruojama skola, iškart po perdavimo jinai yra priskiriama atsakingam darbuotojui ir tada prasideda ta komunikacija su skolininku. Tai pirmiausia yra išsiunčiama pretenzija su informacija, kad buvo pasirašyta teisinių paslaugų sutartis, kad mes dirbam su šia skola, taip pat išsiunčiama skolos informacija ir rekvizitai apmokėjimui. Taip pat mes turimais ir rastais kontaktais, tai labai svarbu, kad mes neapsiribojam tą informaciją, kurią gauname iš jūsų, tai mes patys darome, kaip sakant, renkame tą informaciją ir komunikuojam jau visais kanalais, tai tiek elektroniniais laiškais, tiek registruotų paštu, SMS-ais, skambučiais ir panašiai. Ir tai vyksta nuolatos. Tai iš esmės mes nepaleidžiam to skolininko taip lengvai ir pastoviai bandome su juo susisiekti visais turimais kontaktais. Ir taip pat mes tuo metu derime su skolininku, tai ieškome geriausių būdų gauti pinigus. Tai iš esmės mes netgi kartais susitarėme su skolininku, kad sudarome mokėjimo grafiką, tai sprendžia tą problemą, kai būna labai didelė skola ir tiesiog skolininkas niekaip negali sumokėti to vienu kartu, tai mes sutinkam tada išdėlioti tą skolą palei mėnesius ir tada tiesiog tai labiau paskatina skolininkus mokėti, nes tai neskamba taip skaudžiai jiems. Ir taip pat mes gali būti pasirašoma taikos sutartis, kas irgi palengvina mums visą teisminį procesą, bei yra naudinga ir skolininkui. Jeigu vis tik tais mes nerandam jokių būdų susitarti su skolininku, ignoruoja, nesutinka ir panašiai, mes pradedam galvoti apie teisminį procesą. Tai čia jau jūsų skola keliauja į teisminį skyrių,
kur yra pažiūrima visi turimi duomenys, informacija ir ar mums verta kreiptis į teismą. Ir aišku, prieš kreipiantis tai bus suderinama su jum. Tai iš esmės, jeigu jūs sutiksite kreiptis ir sutiksite su išlaidom, kurias vėliau jūs prisiteisite, tai tada mes keliaujame ir ruošiame dokumentus teismui, kad išduotų mums vykdomąjį raštą. Tai kai išduodamas vykdomasis raštas, skola jau keliauja priverstiniam išieškojimui, tai iš tikrųjų, kitaip sakant, pas antstolius, kurie jau dirba savo darbą. Tai kitas dalykas svarbus, kad net kai skola patenka pas antstolius, mes nebaigiam savo darbo, mes ir toliau pastoviai kontaktuojame su skolininku ir bandome rasti tuos geriausius sprendimus. Tai tikrai turime nemažai sėkmės istorijų, kur tiesiog pavyko susitarti dėl didesnių mokėjimų, gal netgi vienų mokėjimų padengimo. Tai tikrai pas mus komanda bando rasti tuos sprendimus, kad tie pinigai jums atitektų kuo greičiau. Tai čia galite matyti, kaip atrodo ta mūsų svetainė, tai čia labiau kliento zona. Tai iš esmės jūs tikrai tikiu, kad turite ne vieną, ne dvi skolas, tai viename sąraše jūs galite matyti visas turimas skolas ir būseną, ar jinai jau yra išieškota, ar dar vyksta išieškojimas. Užėjus ant išieškomos skolos jūs galite matyti ir mūsų teisininkų paliekamus komentarus, tai būtent kas buvo vykdoma, su kuo kontaktuota. Ir panašiai. Tuo pačiu, jeigu jūs turite klausimų, galite palikti savo komentarą ar klausimą ir mūsų teisininkai kuo greičiau atsakys. Ir taip pat šalia galite matyti ir visą skolos informaciją, tai reiškia, kokia yra bendra skola, kiek išieškota, kokios sąlygos ir panašiai. Kitas dalykas, kurį dar norėjau parodyti, tai yra e-skolų programėlė. Tai iš tikrųjų, kai gyvenimas verda pagrinde mūsų telefonuose, tai yra labai patogus įrankis. Tai čia mes turime kelis pasirinkimus, ką čia galite veikti. Tai visų pirma, tai yra naudinga ir skolininkui, nes jeigu jisai turi skolą, jisai per ten gali atlikti mokėjimus arba susidėlioti mokėjimo grafikus, kas irgi yra ganėtinai svarbu. Jeigu jūs patys turit skolininkų, tai per ten jūs galite sekti savo turimas skolas ir visus komentarus, tai iš esmės tą pačią informaciją, ką matot mūsų webe. Ir taip pat dar vienas toksai geras dalykas mūsų programėlė yra, tai noriu paskolinti paslaugą. Tai iš esmės jinai ypatingai naudinga fiziniams asmenims, nes, kaip žinom, dar ne visi moka skolinti. Tai dažniausiai tie skolinimai vyksta žodiniu susitarimu, tai galiausiai paskui net gaunami pinigai ir nėra jokių įrodymų, kad pasirašyta kažkas. Tai šitas įrankis apsaugo būtent nuo šitų įrodymų trūkumų, nes jeigu jūs skolinate pinigus kitam žmogui, per čia jūs susivedat visą informaciją, pasirašoma paskolos sutartis ir jeigu laiku neatiduodama, paspaudžiat kelis mygtukus ir ta skola yra perduodama mums. Tai tiesiog tai viskas labai paprastai ir vyksta. Tai mūsų tas appsas tikrai turi daug naudingų įrankių. Tai gal trumpai apie mūsų paslaugas ir e-skolų platformą būtų tiek. Tai lauksime dar klausimų, bet tuo pačiu, jeigu pritrūktų informacijos, galite kreiptis su nurodytais kontaktais arba daugiau apie mus pasiskaityti www.skolos.lt. Tai ačiū. Taip. Tai ačiū Rytai už išsamų pristatymą. Ir dabar keliaujame truputėlį prie Rivilės, grįžtame tiksliau. Tai šioje vietoje mes, ką esame padarę, tai yra padaryta integracija su Skolos.lt, kuri iš principo apima tokius veiksmus. Tai yra pačioje GAMA sistemoje jūs turite registruotus skolinius dokumentus, kuriuos norėtumėte išieškoti. Tai iš principo yra padarytas formavimas tų skolų į mūsų CRM, iš kurio galite pasipildyti lydinčiais kažkokiais dokumentais, papildyti klientų informaciją kontaktinę. Ir iš šios vietos jau tada jūs galite perduoti į e-skolos LT portalą, perduoti pačiam išieškojimui.
Toliau, kai vyksta natūralus išieškojimo procesas ir jeigu viskas pavyksta, tai klientas atitinkamai apmoka savo skolas ar dalimis, ar dar kažkaip, ar pagal grafiką, tai jūs vedate natūraliai apmokėjimus savo sistemoje, tai Rivilija Gamai registruojate įplaukas ir ta informacija automatu nukeliauja į e-skolos portalą. Tai yra ta sinchronizacija vykdoma. Ir lygiai taip pat, jeigu visa skola yra padengiama, tai tiek vienoje, tiek kitoje pusėje matome būseną. Tai pavyzdžiui, net ir atidavus išieškojimo į teisminį procesą, tai jūs prisijungę prie e-skolos aplikacijos, jūs matysit, kokioj būsenoj jūsų skolos arba kiekvienas tas dokumentas yra. Tai lygiai taip pat ir Rivilija Gamoje matysit, kad tai buvo perduota išieškojimui. Tai maždaug yra integracijos toksai turinys. Techniškai kaip tai atrodo, tai iš tiesų mes turime suminės skolas, sąrašiuką pačių dokumentų, kuriame galime atsifiltruoti, kokios pas mus yra skolos, neapmokėti dokumentai. Tai šioje vietoje nusiskaityti informaciją, čia galima užsidėti savo filtravimo sąlygas, galbūt tik tam tikrus klientus ir panašiai, ir tas filtravimo sąlygas pas mus galima išsaugoti, tam, kad galima būtų periodiškai kartoti šitą pratimą. Tai šioje vietoje suminėse skolose tiesiog varnele pažymite skolas, kurias norėtumėte atiduoti išieškojimui ir spaudžiate užprogramuotą mygtuką. Mygtukas suformuoja CRM operacijas, ar ne, kur kiekvieną iš jų galite pasipildyti kažkokią papildomą kontaktinę informaciją ir panašiai, prisisekti lydinčius dokumentus. Tai jeigu jūs naudojate sąskaitų faktūrų siuntimą iš Rivilija Gama sistemos, kai siunčiate klientams per mūsų EDI ar portalą, ar tiesiogiai Gama apsikeitimu, vykdomas siuntimas, mes formuojame patį PDF kaip sąskaitos faktūros formą. Tai jeigu šita sistema naudojatės, tai automatiškai čia jau CRM operacijose prisisega patys dokumentai, jau nieko papildomai kažkur ieškoti, daryti nebereikia. Tai va. Ir šioje vietoje, kai susipildote kiekvieną tą dokumentuką, kurį norėsite atiduoti, tiesiog pažymite varnelėmis ir spaudžiate perkelimo mygtuką. Tai ant perkelimo šitos skolos yra nusiunčiamos į e-skolos LT portalą, atsidaro langas, kur tiesiog dar papildomai pasirašot, kad jūs atiduodat šitas skolas. Ir šioje vietoje lieka galimybė pačioje Gamo sistemoje papildomai matyti. Dabar, jeigu sugalvojate, kad norite sustabdyti skolų išieškojimą, tai lygiai taip pat ateinat, išsirenkat tam tikrus dokumentus iš mūsų pusės, užsidedat pažymiuką, kad stabdau ir dar kartelį perkeliat. Tai ta integracija, jinai pilnai nusiūs atšaukimus tos išieškojimo į e-skolos LT portalą. Kadangi yra ta dvipusė tokia integracija, tai aš taip įsivaizduoju scenarijų, kad buhalteriai galbūt arba žmogui, kuris atsakingas už skolų išieškojimą įmonėje, kuris eina ir stebi informaciją pačioje Rivilėje, ta darbinė aplinka, tarkime, ar ne, tai šioje vietoje jie irgi mato kiekvienos tos skolos procesą, būseną, kaip vyksta pats išieškojimo procesas arba kas su to vyksta. Vadovas tikriausiai į Gamą nesijungs, jisai naudosis aplikaciją, kur matys lygiai tą pačią informaciją. Ten yra užvėlavimas poros minučių, bet tai dar ir daugiau matys informacijos. Tai va. Dabar, jeigu kalbėti apie tokį techninį paleidimą, ko reikėtų, jeigu iš tikrųjų norite pasileisti pačią integraciją, nes iš tikrųjų čia niekas netrukdo tą pačią informaciją susivesti e-skolos LT ar appse, ar portale tiesiogiai, bet pliusas pačios integracijos yra tas, kad jeigu aš tų skolinių dokumentų turiu, pas mane yra tas procesas užkurtas, kad tas skolas reikėtų periodiškai išieškoti, jas reikėtų administruoti, kad iš tikrųjų nesuklysti ir tų rekvizitų perdavime, ir skolos sumoje ir panašiai,
Tai kadangi Rivilė Gama sistemoje mes visą šitą informaciją jau turime, tai yra tiesiog paprastesnis ir užtikrintesnis būdas tą informaciją tiesiog nusiųsti į e-skolas. Va. Tai dabar nuo ko pradėti, pasileidžiant pačią integraciją, tai yra pirma, registruojatės e-skolos LT portale arba aplikacijoje, susikūrėt paskyrą, pasitvirtinat sutartis, pasirašote ir ten bus matomi patys prisijungimo automatizavimui rekvizitai. Va. Tuomet iš Rivilės, ką jums reikia gauti, tai Rivilė API raktą, čia kurio pagalba e-skolos galės keisti informaciją būtent tos būsenas ir peržiūrėti pačius mokėjimus kaip tokius, atliekamus būtent su šitomis skolomis. Tai šioje vietoje kreipiatės į Rivilę, Rivilės atstovą, gaunate Rivilę API raktą. Tie, kas jau turi, tarkim, Rivilę bent vieną API raktą, tai problemų tikrai nėra, tai bus dar vienas sumoje. Aišku, tie, kurie neturi, tai gali tekti pasirašyti papildomų sutarčių, tai ir versijos prieigos sutartį, nuomos sutartį ir panašiai. Tai va, tai šią vietą susiderinam, sudėgiamas gateway'us, pajungiamas prie jūsų bazių, kurių reikia, ir išduodamas tas API raktas. Kaip sakiau, jeigu jau turit bent vieną, tai išdavimo procesas žymiai paprastesnis. Tai toliau į Rivilę Gama sistemą reikėtų įsikelti patį sprendimą, kuris realizuotas, jis yra padarytas šabloninis, patalpintas mūsų gide. Tai jeigu paieškoje įvesite e-skolos LT, tikrai parodys patį aprašymą. Ir ten yra sudėta mini instrukcija, kaip visą galima būtų pasidaryti patiems. Aišku, jeigu patiems nedrąsu, tai be abejo kreipiatės į jūs aptarnaujančius asmenis ir tą padės pasidaryti. Be abejo, poreikis greičiausiai iš klientų bus toksai, kad norėsite, kad ir patį tą integracijos sprendimą įpintumėm į tai, kaip jūs šiai dienai išieškote arba mėginate išieškoti tas skolas, ar į tos priminimo laiškus, galbūt to kredo naudojatės, tai va tą vietą dar galima būtų kažkiek paprogramuoti ir padaryti kaip vieną bendrą sprendimą. Tai va, tai turbūt tiek iš šitos. Įsidiegus pačią sistemą lieka tik tai ją naudotis. Va. Tai dabar klausimai, atsakymai. Lauksim klausimų, jeigu bus. Nebent viskas labai aišku. Taip, Rita. Taip. Pirmas būtų turbūt mano klausimukas. Iš tikrųjų, su kokiom skolom ir kokiais krepšeliais dirbat? Įvairiausiais. Tai iš esmės pas mus dažniausiai minimali suma, nuo kurios mes pradedame dirbti, yra 50 eurų, o maksimalios tokios nėra, nes turime ir 1 milijono eurų dydžio skolas, tai iš esmės įvairiausios gali būti. Supratau. Dabar dirbate irgi su kokiu sektorium, tai daugiau B2B ar B2C? Lietuvoje tai iš esmės dabar yra 50/50. Tai yra ir fizinių, ir juridinių, nes kaip ir minėjau, skolos ir buvo ta mintis padėti fizinukams, bet kartu ir įmonėms, kurios neturi tokių kiekių, kaip dirba, pavyzdžiui, mūsų kolegos su portfeliais ar su CMS dalim, tai būtent jie tada jau dirba su įmonėm, kurios ten generuoja ir po 50 ir po 100 skolų per mėnesį, tai mūsų skolos buvo labiau orientuotos į tą, kur nėra tokių didelių kiekių. Dabar klausimas. Domina paslaugos kaina, į ką kreiptis dėl kainoraščio? Tai iš esmės visa informacija jums bus pateikta, tai yra sėkmės mokestis, kuris priklauso nuo sumos dydžio. Tai kaip jūs registruosite skolą, tai bus išmetama automatiškai ta suma, kiek žinau. Tai priklauso tikrai nuo sumos dydžio skolos. Taip, kitas klausimas, labai ilgas. Ritai, jei skolininkas neapmoka skolos, iš mūsų pusės jam suteikiama galimybė skolą apmokėti dalimis, jis jos nemoka.
tada skola atiduodama teismui, bet gavus teismo sprendimą ir kreipusis pas antstolius, antstolis jau suteikia tokią informaciją, kad skolininkas pradėjęs bankroto bylą. Ar iš jūsų siūlomų paslaugų skolą išieškoti, jūs galite greičiau matyti, ar skolininkui pradėta bankroto byla? Tai iš esmės taip. Tai bet kuriuo atveju, tokiais atvejais geriau kreiptis pas mus. Tai mes tikrai padėsim ir pakonsultuosim. Net jeigu jūs nesate užregistravęs skolos dar pas mus, tai iš tikrųjų prieš perduodant galima susisiekti telefonu ir pasiklausti mūsų teisininkų būtent, ką jie patartų. Tai rasime sprendimą. Supratau. Ir jeigu jums perduodame skolą tvarkyti ir jūs jau pradėję procesą, sužinote, kad tas skolininko įmonė bankroto procesą pradėję, ką tokiu atveju jūs galite padaryti? Tai gal šitų čia nėra mano tas sritis, tai aš gal nekomentuosiu, bet iš esmės tai taip pat galima paskambinti mūsų kontaktais ir mes pagelbėsim. Bet teisininkai tai tikrai žinos, ką jų daryti tokiu atveju. Gerai, dėkui. Taip, ar turint Rivilės prieigos sutartį, skolų integracija įeina ar kainuoja papildomai? Tai iš Rivilės pusės, turint API raktą, jeigu turite raktą, vadinasi, turite ir versijų prieigos sutartį. Ir čia kainuoja tik tais pačios užklausos. Tam duomenų sinchronizavimui, būtent kurios ateina iš eskolas LT pusės. Tai čia tik toks apmokestinimas. Kokia bus duomenų apsikeitimo kaina su eskolos iš Rivilės pusės, naudojant API ir kaip šis įkainis gali keistis ateityje? Tai ką tik kitais žodžiais atsakiau į klausimą, tai iš tikrųjų mes apmokestinam būtent pačias užklausas. Mūsų užklausų kainynas yra pateiktas, sumos tikrai nėra gąsdinančios. Taip, daugiau klausimų kaip ir nėra. Apie kainas daugiausiai įdomu. Daugiausiai kainas, taip. Tai turbūt kaip ir viskas aišku vadinasi. Tikriausiai, kad taip. Gerai. Ačiū labai visiems. Ačiū už laiką. Tikėkimės buvo labai naudinga.